Sveiki videoblogo žiūrovai, mėly videogagos lankytojai, taipogi YouTube subscriberiai, su jumis sveikinasi Stifleris, aš sveikinuosi su Viktorija, kuri buvo vakar susitikusi su manim, tai yra viena iš mano fanių. Labas Viktorija ir sveiki visi videoblogistai. Taip kad šiame videobloge truputis naujienų ir tokia galbūt truputėlį liūdna naujiena, kurią ir pradėsime, kad aš persikraustau į YouTube ir tenais jau mane galėsite sekti dažniau. Taip, dažniau, kodėl dažniau, todėl kad YouTube man yra patogiau ir plus ten yra geriau. Iš tikro, nežinau, videogago yra ne tas dalykas, kaip kad SGS Sigitas minėjo savo dviejose videobloguose. Videogaga tampa šiukšlynu, kuris nepriimtinas jau dabartiniams videoblogistams, net ir man, pavyzdžiui. Jau, per daug tų spamerių, per daug tų reklamerių jau atsibodai. Tai maždaug videoblogė padėkosiu jums už tai, kad mane sekėte savo 63 fanam, kurie tikiuosi visi persikraustys atgal į YouTube ir seks mane toliau. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie vertino, visiems, kurie komentavo. Netgi spameriams padėkosiu, kad jie nepatingėdavo užsukti, paleisti bet 5 sekundės mano klipo ir pakomentuoti. Taip pat, aišku, norėčiau padėkoti ir tiems žmonėms, kurie Facebook'e prisijungė prie grupės Kaktomuša. Būtent, jeigu dar nežinote, galite užsukti. Taipogi 5-6 žmonėms, kurie prisijungė Twitter'yje. Labai malonu, kad prisijungėte. Ir taipogi tiems, kurie skaito mano blogspot dienoraščius. Kad ir kaip sunku su jumis atsveikinti, tačiau žodžio ate arba iki arba viso aš jums nesakysiu, kadangi žinau, kad mes susitiksime YouTube'e. Ir tenais jau mane galėsite sekti dažniau. Taip kad, manau, tiek. Ir jeigu jūs esate Kaune per ateinančias 2 savaitės, dar galite mane sutikti, rašykite. Mielai susitiksiu. Kaip kad susitikau su Viktorija, aš ją išmokiau su DJ programai dirbti. Gal jums reikia pagalbos? Sakykite, pasižmonėti man patinka. Tai va. Kaip visada, dainą rasite komentare. Patys irgi komentuokite, vertinkite, dėkitės į fanus, kas jau aišku būtų ne taip ir svarbu. Eikite YouTube, subscribinkite, susitiksime ten. Stifleris baigia.